Sveiki, aš esu Martynas Starkus ir aš džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti naują laidą Tikurila dažymo meistriškumo lyga. Laida apie dažus, apie dažymą. Ir atvirai pasakius, aš buvau nustebęs, kada man pasiūlė vesti šią laidą. Aš net pasitikrinau, ar tikrai mes kalbam apie tai. Vedžiau laidas apie keliones, apie muziką, apie knygas, apie sportą, bet apie dažus. Ir man reikėjo šiek tiek laiko, aš nesu specialistas, nesu ekspertas, tai nėra mano kasdienybė, bet aš prisiminiau ne tokią seną savo praeitį, kada buvau visą galvą paniręs į statybų projektą. Ir tuo metu duok Dieve, kad kas nors man būtų pateikę tokią informaciją, išsamų paaiškinimą apie dažus ir kaip tai daryti. Nes ši laida yra skirta tiems, kurie ruošiasi įsirengti savo būstą, kurie įsirenginėja savo būstą ir dažymo profesionalams. Aš buvau netgi tas, kuris net negalvojo niekada, kad aš įsirenginėsiu savo būstą, bet gyvenimas keistas dalykas, bičiuliai. Štai aš dabar greičiausiai iš tų, kurie jau net šitą nusimano apie dažus. Aš užduodavau daug klausimų apie juos ir manau, kad mes praleisime puikų laiką skirtingose laidose kalbėdami apie dažus, kadangi tai iš tikrųjų vertingi dalykai tiems, kurie, kaip ir kalbėjau, ruošiasi įsirengti, atnaujinti savo namus. Ir tam mes turime keletą specialistų, tikrų profesionalų, su kuriais man ir teko bendrauti tam tikram gyvenimo etape. Tai yra Audrius ir Rokas, Tikurila ekspertai. Sveiki, džentelmenai. Sveiki. Taip. Jums dažymas yra kasdienybė, man kažkada buvo visiškai nauja, tai yra paukščių kalba, bet jūs su tokiais kaip aš susidurite turbūt kiekvieną dieną. Taip, tenka susidurti, nes iš tikrųjų mes tiek vedam mokymus žmonėm, kurie nori išmokti, sužinoti apie dažymą, tiek apie sienų, lubų, baldų, fasadų, terasų. Taip pat, žinoma, vedam mokymus ir profesionalam, tai yra architektai, dizaineriai, profesionalūs statybininkai. Taip pat bendraujam su būsimais profesionalais, tai yra kolegijos, tai yra statybininkų mokyklos įvairios. Tai ir žinoma, konsultacijos kiekvieną dieną, kolega Audrius galbūt jisai daugiau susiduria su tuo, nes jisai konsultuoja mūsų nemokamą konsultavimo liniją. Tai tikrai... Telefono kiekvieną, dėl to mačiau jūs atėjusiu su tokiu rageliu, visą laiką online. Taip. Tai dabar pusvalandį jūsų klientai bus visiškai paniko, jie negaus reikiamų atsakymų, o dažai stingsta, ką daryti? Ilgiau turbūt. Taip, žinai, kas man labiausiai, kaip čia pasakyti, gąsdina, kai kažkas paskambina ir pasako, kad norėčiau trumpai paklausti. Jau visada žinau, kad tai truks panašiai. Gerai, mes pabandysime per tą trumpą laiką užduoti pagrindinius klausimus šios dienos temą ir gauti reikiamus atsakymus. O šios dienos tema yra spalvos. Pradėkime nuo spalvų tendencijų. Ir keistas klausimas, bet aš irgi dabar, mano namuose šiuo metu vyksta ne kaime, Vilniuje, mano namuose vyksta remontas. Ir, na taip, aš susiduriu su tuo, kad užėjus įsirinkti dažų, aš girdžiu apie tai kalbama, kad yra tendencijos, kad yra madingos spalvos, nes, man tai spalva yra spalva, tu nori arba raudoną, arba žalią, arba geltoną dažai, bet yra tendencijos ir tai yra svarbu. Pradėkime nuo to, kokios yra 2024 metų spalvų tendencijos. Trumpai. Trumpai, tai sakykime taip, kad ko gero mes su Audrium daugiau esam technologai, ne spalvų specialistai, nes iš tikrųjų spalvų specialistas tai žmogus, kuris tikrai išmano ir mokinasi ilgą laiką, kaip derinti spalvas, nes spalva yra viena, o kai reikia suderinti spalvą prie interjero, tarkim, prie baldų, prie kilimo, prie sofos, prie užuolaidų, tai jau yra menas, mano manimu, nes viena spalva, kai tu matai, tu ją vienaip įsivaizduoji, kai visuma yra spalvų, viskas atrodo kitaip. Yra mados, yra madingos spalvos, bet juk nepulsi kiekvienais metais persidažinėti. Taip, Tai man, pavyzdžiui, šiandien kažkur skaičiau ar pasakė, mano žmona dar yra ekspertė, dėl to mes dar derin. Pavyzdžiui, dramblio spalva. Tai yra madinga šiais metais spalva. Dramblio kaulo turbūt. Dramblio. Ne dramblio kaulo. O tai indiško dramblio, afrikietiško dramblio, kurio? Tokio nuprausto dramblio. Po purvo vonės. Nuprausto. Šlapės. Bet tai yra, tai yra subjektyvu. Labai. Tai spalvos suvokimas, kaip ir skonio, kvapo suvokimas yra labai subjektyvu. Kitas dalykas be abejo, yra tendencijos, yra klasika, sakykime, tokios spalvos, kurios, sakykime, ilgą laikotarpį yra populiarios, madingos, tinka prie daugelio, tai yra, sakykime,
pilkos, tarkim, pilkiai atspalviai, pilkos spalvos visi atspalviai. Dramblio. Dramblio, jo, okei. Tarp kitko, aš irgi suterpsiu, bet yra visas menas, kaip iš tų visų pilkų spalvų išsirinkti tą, kuri tau tinka. Jau gali viena pilka būti gelsvuma, melsvuma. Klasikinė istorija apie pilkus atspalvius, ar ne? Daug jų yra. Taip. Tai vat kas, ką turim mes ir iš tų daugybės pilkų atspalvių turi Tikurila irgi atrinkusi kelis atspalvius, kurie yra maksimaliai neutralūs. Tai reiškia, kad prie visokio skirtingo apšvietimo jisai bus tai, ką mes maždaug ir norėtume. Mes išsirinkom pilką spalvą be kažkokių tokių keistų niuansų. Mes ten nematysime prie skirtingų apšvietimų, namų apšvietimo, ofiso apšvietimo, saulės apšvietimo nematysim kažkokių geltonumų, raudonumų ar žalumų. To kartais žmonės nenori. O iš tų pilkų atspalvių irgi yra gyvas, kaip sakant, reikalas išsirinkti tą, kuris tau prie širdies. Taip. Gerai, žodžiu, reziumuojant galima pasakyti, kad kiekvienais metais yra spalvų tendencijos, bet tai yra kintantis dalykas ir, pavyzdžiui, aš taip suprantu, jūs nerekomenduotumėt aklai į tai žiūrėti ir vis dėlto tai yra spalvos ir asmeniškas dalykas. Taip, labai. Aš gal galiu pridėti, kad tų metų kolekcija Tikurilos, tokios tikrai gyvos, žemiškos ir kažkiek gal retro spalvas priimanti kolekcija. Norėjau sakyti, 60-ieji maždaug, ne? Taip. Tai aišku, viskas sukasi ratu. Taip. Tai čia irgi atsisuka ratu, vėl 60-ieji, drabužiai, ten kažkas. Elvis Preslis. Taip, visa ta aura ir spalvos taip pat. Tai tai reikėtų taip išžiūrėti, taip kaip ir ratą tam tikrą. Ir tas spalvas taip dozuotai pas mus įsivedinėti. Mes turim turbūt visų sienų įmanomų, kaip sakant, visumą kambariuose ir su šitom spalvom daryti akcentinius sprendimus. Galbūt pagalvėlė galėtų būti tokios spalvos ir mums to užteks. Gerai, tada pradėkim nuo pirmojo žingsnio. Žmogus nori nusidažyti, persidažyti aplinką, jisai turi nuspręsti, kaip jam išsirinkti spalvą ir kokių jam reikės priemonių. Taip, tai ko gero, bent jau man ir kiek kalbu su žmonėm, tai ko gero sunkiausias pasirinkimas tai yra išsirinkti spalvą. Bet kaip ir sakėm, mes ko gero minimaliai tik tai galim patarti šio klausimu, kadangi mes esam daugiau technologai nei spalvų specialistai. Kitas svarbus, ko gero, žingsnis renkantis, tai būtų blizgesys, atsparumas, reiškia, ir ko gero vis aktualesnis darosi ekologiškumas dažų. Tai ko gero šitie dalykai, reiškia, kaip mums išsirinkti dažą. Nes, sakykime, be abejo, vonioj vienas atsparumas mums reikalingas, miegamajam, ko gero, nereikia tokių stipriai atsparių dažų. Dažnas klausimas būna dar toks, tai aš viską dažysiu vienais, reiškia, pačiais atspariausiais, ar gerai bus. Tai iš principo tikrai gerai, bet ne visą laiką tai yra racionalu. Nes daugeliu atveju, sakykime, dažai padidinto atsparumo, spec patalpom skirti dažai, jie kainuoja, sakykime, šiek tiek daugiau negu tie dažai, kurių atsparumo tikrai užtektų. Tai su tuo atsparumu yra iš tikrųjų dažnai perlenkiama lazda, nes toks, sakau, kaip pavyzdys, mano, sakykime, tikrai aplinkiniai draugai žino, kur aš dirbu ir ką aš darau, tai dažnai klausia, reiškia, dažysiu būtą, patark man, kokius dažus išsirinkti. Tai reiškia, ir dažniausiai sako, man duok tuos siūlyk pačius atspariausius. Susitinki su juo, reiškia, praėjus kokiem metam, 1,5 ar 2 metam, aš visą laiką paklausiu klausimą, kiek kartų sieną ploviai. Jis taip, neploviau. Tai sakau, tai va, matai, reiškia, tu sąlyginai permokėjai. Viskas tvarkoja. Čia maždaug, taugi nereikia 4 varančiais 4 litrų mašinos automobilio, kuris varo per miškus, jeigu tu ir ten gyveni, ir nedaug, ir mieste. Nes mieste tau visai kitokio automobilio galbūt reikia. Tai čia turbūt irgi reikia pasverti. Taip, tai yra tiesiog elementarus racionalumas. Arba ten, tarkim, toks dar klausimas būna, vaikų kambarių man labai atsparių reikia. Tai aš sakau, jeigu vaikas su markeriu pripieš, tai ten su nieko ar įrėš,
Tai, nenuplausi, reiškia, tos nei dėmės, nei rėžio, reiškia. Tai tiesiog, susitaikyti su mintim, kad uždažysi. Kitas variantas, nupiešia vaikas, užsirašyk datą, kada jis nupiešia, tau gyvas paveikslas ant sienos bus. Rėmelį pakabink ir bus paveikslas. Tai vėlgi, vaikas kūrybingas. Aišku, jeigu jis ten piešia ten, kur nelabai galima, tai, bet jeigu jis į savo kambarį ir praeis tas laikotarpis. Ar yra jūsų kaip ekspertų klausimas klausimynė, pirmą kartą pamačius klientą, o ar turit vaikų ir kiek jiems metų? Yra. Nes aš patardamas visada, aš einu per kitą prizmę šiek tiek. Paklausiu, ką jisai dažys, kaip jis tenai ruošiasi gyventi, ar su vaikais, šunim, ar čia bus nuomininkam būtas, nuomininkam su augintiniu, mes tokį turėjom atvejį su šunim. Tai viskas, kas buvo iki 80 cm aukščio, buvo nutaškyta košėm ir kuo ten, tik tai ką jis ten valgydavo. Tai reikėdavo tos paviršius nuplauti. Dar nuo kailio priklauso, nes trumpaplaukiai vieniems, su ilgaplaukis maniškis grįžęs pasipurto ir tu ten matai gražų ir pitko meno kūriniai tokie ant sienos kartais gauni. Ne visi tai supranta, bet irgi niuansas. Tai va tokius saugiklių reikia visada paklausti. Ko tu ten tikiesi iš tų paviršių, kaip tu ten jas eksploatuosi, kiek ten bus tų tokių rizikos faktorių, kaip vaikai, šunys. Ar tas pats koridorius, jeigu mes gyvenam koridoriui, kur ten su pečiuos praeinam, tai tikėtina mes ten atsiremsim dažnai ir su koja, ir su džinsais, ir su lietsargiu, visaip tenai bus ir tie paviršiai kenties. Gerai, tai tada judėkim, aš suprantu, kad tai yra labai asmeniškas klausimas, ekspertai gali padėti užduoti reikalingus klausimus ir padėti parekomenduoti, ką rinktis tokiu atveju. Aš dar apie spalvas tada, apie tą saugiklį renkantį spalvą. Mes įsirinkti galime įvairiais būdais tą spalvą, bet jeigu mes jau turim spalvą, aš visada rekomenduoju turėti kelias bent spalvas išsirinkus. 2, 3, 4 mes jas prisigaudyti galim plačiuose interneto vandenynuose arba kažkur tai atėję į labai gražų interjerą, kavinę ar dar kažkur, mes ten tokių idėjų galim pasivokti. Mes jeigu turim tą viziją ir turim spalvų, tuomet mums iš tų kelių atrinktų jau spalvų reiktų padaryti patikrinimą. Tas patikrinimas geriausiai, kai mes jį padarom dažydami. Nusiperkam dažų, tų 3 ar 4 spalvų, nusidažėm pas save ant sienos, atsitraukėm per metrą, per 2, pažiūrėjom, kaip atrodo mes ryte. Mes namuose taip darom. Kaip atrodė ryte, taip kaip atrodė vakare, kaip vakare prie mūsų tų apšvietimų. Jeigu mums patinka visas tas derinys, pirmin judam su tą spalva. Čia bus pats patikimiausias spalvos pasirinkimo metodas. Ir dar aš įsiterpsiu, reiškia, tai dėl tų spalvų patikrinimų, tai kontrolinis dažymas visą laiką yra pats objektyviausias, ko gero, kadangi ir kaip Audrius minėjo, priklauso rytas, vakaras, keičiasi apšvietimas, taip pat viduje mes turim skirtingą apšvietimą. Mes prekybos centre turim vieną apšvietimą rinkdamiesi spalvą. Vidui mes netgi skirtingose kambariuose gali pas mus skirtingo intensyvumo, reiškia, apšvietimas būti. Šiltesnis, šaltesnis. Tai iš tikro kontrolinis dažymas yra pats tiksliausias. Dar vienas dalykas yra, kad kaip Audrius ir minėjo ir kaip pats darei, ant sienos galima dažyti. Ir rekomenduojama netgi ant kelių sienų, jeigu yra didelis langas, dažyti vieną sieną, kur yra priešais langą, kitą sieną, kur yra mažiau apšviesta. Nes ta pati spalva, reiškia, dienos metu atrodo skirtingai, kur gauna daugiau šviesos, atrodo šviesesnė dažniausiai, kur yra mažesnis apšvietimas, jinai yra tokia tamsesnė. Jeigu yra įmanoma, vyksta statybos, tarkim, nori dažyti visą butą arba namą, tai ko gero dar toks neblogas būtų variantas spalvą užsidažyti ne ant sienos, o tarkim ant kažkokios gipso kartono gabalo traižos. Tada tu gali tą spalvą vienam kambarį gal jinai netiko, nusinešti į kitą kambarį. Pasižiūrėt, gal jinai ten labai tiko. Dėl ko jų nemėgsta statybininkai, sakykim taip. Nes tai užima laiko padažyti. Kitas dalykas, jie po to viską dar šlifuoti turi, visą sieną, apart įrankių plovimo to, kur patį. Jie dar turi šlifuoti sieną, jeigu tu nori gauti, reiškia, gerą rezultatą. Tai niekas neįvertina šito darbo dažniausiai, reiškia, ką tau sunku čia patepti, reiškia, patepti nesunku. 15 kartų. Jo, bet teko matyti, beje,
kambarį, kur 8 spalvos daugiausia buvo suteptas, reiškia. Tai toks margutis buvo. Čia kur šeimininkas taip sako, taip aš norėčiau mėlyną, geltoną, raudoną, gal šiek tiek oranžinę, pilką. Ir niekaip neišsirinko. Gerai, mes artėjame tada prie įrankių. Įrankiai labai svarbus momentas. Volelis ir teptukas. Tai nėra, kad jie prieštarauja viens kitam. Jie papildo, ne, kaip mes kare dabar sakom, yra kas svarbiau, tankas ar dronas. Vienas kitą papildo, turbūt čia irgi šitaip yra. Tikrai taip. Tai dažymo rezultatas, žinoma, priklauso nuo dažų kokybės, nuo paruošimo paviršiaus, kas be abejo yra, mano manimo, 80%, jeigu ne 90% sėkmės. Tai paviršiaus paruošimas ir įrankiai. Tai su gerais įrankiais mes ne tik tai, kad darbą atliksim greitai, tikėtina, kad jį atliksim ir kokybiškai. Kokybiškas įrankis mums tarnaus ilgai gerai prižiūrint, tai ta prasme, ta šiokia tokia investicija didesnė, jinai mums atsipirks ir kokybiškas įrankis mums padės pasiekti gerą galutinį rezultatą. Tai volelis ir teptukas, taip, tai dažniausiai, jeigu kalba eina apie sienų lubų dažymą, tai be abejo, ne visur mes prieisim su dideliu voleliu. Tam yra mažesnis volelis. Tai ko gero, optimalus variantas, toks minimalus galbūt variantas, tai reiškia turėti pas save, sakykime, mažą volelį, ne, tai gali būti 10-15 cm pločio volelis, turėti to paties šerio ilgio arba maksimaliai to paties šerio ilgio, kad raštas būtų vienodas, reiškia platesnį volelį, tai tarkim šiuo atveju 25 cm ir turėti teptuką, šiuo atveju toks įstrižas teptukas, keistas. Kodėl jis įstrižas? Jisai yra tiem vadinamiem apvėdimam daryti. Labai patogus. Jo, jisai tarp rozetės, prie rozetės tiksliau prie sienų lubų sandūroj, į kampą įeit labai patogus. Tai profesionalų statybininkai tikrai šitą įrankį žino, galbūt žmonės, kurie nėra susidūrę, tai tas teptukas atrodo keistai. Jisai toksai keistas, bet iš tikrųjų jisai duoda, galima su juo pakankamai preciziškai nubraukti liniją. Tai va, tai 3 įrankiai kaip minimum ir žinoma teleskopinis kotas. Nes lubų tikrai nenudažysim be teleskopinio koto. O sienų taip pat kokybiškai, bet teleskopinio koto nenudažysim, kadangi dažom pasidarę apvedimą su teptuku, su mažu voleliu, uždažę sunkiai pasiekiamas vietas, tai sakykime, prie radiatorių, palangių ir panašiai. Mes tada visą plotą jau dažome su 25 cm arba platesniu galbūt voleliu ir dažom nuo viršaus iki apačios, nuo kampo iki kampo. Negalima sustoti kažkur vidury, reiškia, nuo kampo iki kampo nudažom, galim pasidaryti pertrauką, reiškia, atsigerti arbatos, kavos ir panašiai. Tai gal Audrius dar daugiau apie įrankius kažką. Aš apie tradiciją, kad čia labai, kaip čia, kas mums jaugia į kraują, kaip dažė mūsų tėvai, kaip dažė mūsų kaimynai, taip dažom ir mes paprastai. Lietuvoje bus vienos dažymo tradicijos, jos šiek tiek, buvo prislapintos tų visų sovietmečių, bet jeigu paimsim švedų dažymo tradicijas, visai kitokios ir supratimas visai kitoks. Ko esminiai dalykai, pasakykit, pavyzdį, koks. Švedai teptukas pas juos bus turbūt visgi numeris 1. Teptukų jie dažy žymiai daugiau ploto, žymiai daugiau paviršių, beveik visus, turbūt taip pasakyti, paviršius tokius kaip duris, baldai, tokie, Nes mano tėvas taip dažė, senelis taip dažė taip, ir aš terpantinę tą patį paėmęs teptuką toliau naudoju. Tai jie naudoja tos tokius šiek tiek kitokius teptukų derinius. Mes tokių net kartais tik kelis metus turbūt bevežamės juos, bet labai įdomus teptukas, taip ir vadinasi sulyginimo teptukas. Jisai platus gali būti ir tas platumas jo, toks ribotas, bet jisai mūsų akiai pasižiūrės į ranką, kurį galima naudoti. Čia kam dulkiam. Siauras ir platus. Dulkiam susišluoti ar kažką panašiai. Trupiniams nuo stalo. Puikiai tam tiktų, bet jisai skirtas dažų bangeliai, kurią paprastai užsineša galbūt su voleliu. Tu gali su voleliu greitai ir tolygiai užsinešti. O su teptuku padaryti magiją. Tas teptukas, jo prisilietimas tų šerelių atrodytų, kad tiem dažam įkvėpia kažkokios tai tokio takumo savybių. Jie suplaukia į lygų, gražų paviršių, nors su voleliu būtų suguldyti tokį santykinai bjaurų kerziuką. Tai pasakysiu. Aš nežinau, ar pats pastebėjai, bet jeigu kokiuose
Turkijos ar į tose pačiose Malazijoje ar kažkur panašiai, kokias ten jų dažymo ypatumai. Tai aš pastebėjau, kad pas jos dažymo tradicijos yra absoliučiai ant nesaugių pastolių su ilgais pagaliais ir kažkaip bus gerai. Ne, bambuktiniai pastoliai yra labai tvirti, jeigu apie tai kalbėtume. Nežinau, 4 aukšte stovintis ant tokio, galbūt. Marokė ypač. Bet aš apie kitą šiek tiek momentą, kad tarkim, turkų pagrindinis buvo klausimas įrankių gamintojams dažymo. Norime volelio, kad jis būtų pakankamai platus, bet ne per platus, kad tilptų į kibirą dažų ir kad būtų su galu, ant kurio būtų šereliai. O kam to reikia iš tikrųjų? Tai pasirodo, į objektą jisai atvažiuotų taip. Atvažiuotų vienoje rankoje kibiras dažų, kitoje rankoje volelis ir jam daugiau nieko nebereikia. Ir su tuo voleliu pridažo į kampą, pridažo ištisinę sieną ir įsibedęs į kibirą jis grįžta namo. Viskas. Daugiau jokių prailginimo rankenų, jokių mažų volelių, jokių teptukų jis nenaudoja. Kibiras dažų ir vienas volelis su rankenu. Viskas. To užtenka jam ištisiem mėnesiam darbą. Aš rinkdamasis įrankius, atsimenu, mano vienas pagrindinių buvo turbūt mano iš vaikystės likę tokių prisiminimų iš senelių dažytų sandėlių, kur panašiai. Aš iki šiol ten pas juos matydavau kokį plauką likusi nuo teptukų. Tai man pagrindė būdavo, ar yra ar nėra, nes yra atrodo, kad tu paskui išdažai turi tą pirštais ištraukti tą plauką likusi. Tai mano gera patirtis, aš jau dažydavau su kokybiškais įrankiais, ne vienas plaukas nepabėgo, tai man tas verta šiek tiek sumokėti, pavyzdžiui, buvo daugiau, bet aš ramus dažydavau, dėl to buvo gerai. Tai mūsų tėvai dažės dar su tais tai vadinamais natūralaus šerio teptukais, na, tai ten keulė, šernas ar kaip ten be pavadinsi. Senelio plaukai gal ten. Barzda jo ilgesnė. Dabar tokiais teptukais galima ir kai kurie dar gamintojai jos ko puikiausiai naudoja, bet yra tokie kabliukai. Tu juos gali naudoti natūralų šerį su tais ne vandens pagrindo dažais. O turint omeny, kad pas mus dabar visur vanduo, vandeniniai, turbūt automobilius irgi dažo dabar su akriliniais poliuretanais vandens pagrindo. Tai jie netinka su vandeniniais dažais kartu, nes jie kaip ir natūralus mūsų plaukas nuo drėgmės pučiasi. Ir mes tą teptuką, jis iš pradžių dar kažkiek dirba, o po kokių poros valandų mes jį galime išmesti iš šiukšlių dėžę. Dažymo industrijoje yra ir eina technologijos koja ir yra įvairiausių programėlių, kurios yra naudojamos. Tiesa, ar jomis galima pasitikėti, nes man atrodo, kad pas specialistą, pas žmogų ateiti visuomet intimiau, arčiau, labiau supras. Tai čia ko gero apie spalvas, taip? Taip. Apie spalvas. Taip, tai yra tos programėlės, mes taip pat turim kelias, tai yra ColorUpas, sakykime, tai yra įėjus į mūsų svetainę, galima, reiškia, užeiti tą programą, jos nebūtina instaliuotis, tiesiog svetainiai pačioj galima pasižiūrėti, tai yra standartiniai kažkokie tai kambariai, svetainės, vaikų kambariai pateikti, taip pat yra fasadai tiek tinkuoti, tiek mediniai fasadai ir gali spalvinti, sakykime, stogą, lietvamzdžius, langus, duris, cokolinę dalį, patį fasadą, viduje taip pat gali grindis, sienas, lubas, baldus, duris, langų rėmus spalvinti. Taip pat gali nesunkiai įsikelti savo nuotrauką. Jeigu yra geros kokybės, tai tikrai ten nėra sudėtinga ir pati programėlė yra pakankamai, reiškia, paprasta, tiesiog intuicijos pagalba gali orientuotis. Reiškia, tikrai nėra sudėtinga. Taip pat yra, kaip Audriu primink, ColorMaster programėlė, jau tokia, sakykime, galbūt rimtesnė. Telefone mes ją galima. Galima taip pat ją. Atsisiūs, pasižiūrėti ant sienos, labai greit pakeisti tą spalvą, užsidėti populiariausią metų spalvą ir matyti, kaip jinai tau ant sienos. Tiesiog tu žiūri telefoną realiai, įsijungęs fotoaparato arba video funkciją ir tu gali kaitalioti. Bet va čia klausimas apie pasitikėjimą. Tai pasitikėti negalima. Pasišviesink tą savo ekraną, pasitamsink ir tu jau matysi kažką visai labai kito. Skiriasi. Taip. Mūsų net ir dažnu atveju
per ekranus, kai mes renkamės tas spalvas. Iš nuotraukos gali mums atsiunčia nuotrauką ir sako, parink man kažką panašaus. Neįmanoma. Mūsų visi tie ekranai dažniausiai būna, būtiniai. Nekalibruoti ten tų spalvų, jos net kartoja, kas ten buvo tikrai toj nuotraukoj. Tai iš jų rinktis rizikinga. Gerai. Vienas klausimas, kuris mane konfūzina šiek tiek, ir vėlgi mes neseniai rinkome spalvas ir mūsų būtų Vilniuje. Ir klausimas, kuris skamba taip. Ar matinius, ar blizgius renkatės? Tau nepalengvėja gyvenimas nuo to klausimo. Aš aišku, iš karto galiu sakyti, tai gal matinius? Tada užduoda kontrklausimą, tai gal tada blizgius. Aš nežinau, kaip išsirinkti, ar matinius, ar blizgius. Aš labai turiu tokį gerą, vėlgi, kontrolinį šūvį ir aš visada sakau, ką tu dažysi? Klausiu. Jeigu tu dažysi lubas, tas mūsų didžiausias kambario plotas, kur daug šviesos krenta, daug langų tenai ir mes žiūrim labai jau tokiu stačiu kampu į tą paviršių. Tai ten rinksitės giliai matinius dažus. Tie, kurie, mažai visiškai neturi tų atspindžių, atspindžiai ką mums padarys? Jie mums padarys kažkokius šešėlius, tuos taip vadinamus šmorelius, matomus, atrodys kaip dėmėm. Mums šito nereikia. Mums lubos turi atrodyti kaip švarus, baltas popieriaus lapas, ne kažkur palankstytas. Šviesus kambarys, pavyzdžiui. Tai taip, kaip Audrius sakė, nuo patalpos paskirties iš principo taip pat daug priklauso, kadangi blizgesys yra, kaip be būtų tiesiogiai susijęs su atsparumu, valymu, trinčiai, plovimui ir praktiškumu. Tai pradėkim galbūt nuo pradžių, yra 6 blizgesio laipsniai, 6 grupės, tai yra visiškai matiniai. Tai sakykime, nuo 2 iki 5 100 skalėje. Jeigu taip įsivaizduoti 100 skalę, tai reiškia 100 kaip etalonas yra juodas poliruotas stiklas, maksimum blizgesys. Tai reiškia ir tada 6 grupės yra. Tai yra visiškai matiniai, tai dažniausiai dažomos sausose patalpose lubos, retsykiais sienos. Toliau yra matiniai, pusiau blizgus ir visiškai arba labai blizgus. Tai tas pasirinkimas jo nepalengvina galbūt gyvenimo. Bet taip, žvelgiant bendrai, ko gero, yra taip, kad, kaip ir Audrius minėjo, lubas dažom visiškai matiniais dažais sausose patalpose. Sienom, ko gero, nepaneigs nei vienas gamintojų, nei vienas atstovų dažų, kad sienom populiariausias Lietuvoje ir kitose valstybėse daug kur yra 7 blizgesys, tai yra matiniai dažai. Nudažius jais lubas mes matysim blizgesį. Bet ant sienų, kaip Audrius ir minėjo, kitas kampas žiūrėjimo, tai yra toks optimalus, ko gero, variantas blizgesio ir atsparumo. Nes daugeliu nepatinka tas blizgesys, ta prasme, kaip vartotojui, kaip gyventojui. Negražu, kai sienos blizga, atrodys kaip sovietmečio aliejiniais dažais dažytos sienos. Tai matinis blizgesys yra toks optimalus, kadangi geras tiek blizgesio, sakau, tiek atsparumo valymo trinčiai plovimai santykis. Tokie prieštaravimas toks viename. Taip, tau reikia kažkur ras kompromisą. Geras blogietis toks. Taip. Tu renkiesi arba estetinį grožį, jeigu tau labai patinka visiškai matiniai dažai. Čia tokiems, kurie neapsisprendžia, labai sprendimas yra geras turbūt. Ir tu turi sustoti kažkurioje vietoje, ties kažkurio tokių kompromisų. Taip. Vėlgi, kalbant apie dažymą patį, taip pat blizgesys turi įtakos, kadangi kuo dažas mažiau blizga, tuo lengviau dažyti yra. Ta prasme, tolygiai padengti paviršių. Kai dažas yra kuo blizgesnis, tuo sudėtingiau vienodai padengti, kad gražiai susilietų, plus blizgesys išryškina kažkokias paviršiaus paruošimo klaidas. Tai yra kažkur negerai pašlifavom, kažkur įbrėžimas, kažkur tai reiškia duobelė yra, neligumas sienos. Viskas labai labai senose namuose, jeigu jos restauruojant, remontuojant, tas išlenda. Kuo dažas matiškesnis, tuo jisai labiau maskuoja, slepia, reiškia tokias, sakykime, klaidas. Tai nėra taip, kad visiškai paslėps, bet tikrai mes mažiau matysim. Ir visą laiką sakau, jeigu žmogus sako, dažysiu pets pirmą kartą, tai minimalus instruktažas, daug meilės, ką darai, ir rinkis matiškesnius dažus, tai tarkim yra tokie 4 numerio, jie visiškai matiniai, tačiau pakankamai atsparus jau yra, reiškia, tai su šitais dažais, ir jeigu šiek tiek pastangų įdedi, dažniausiai gerai viskas gaunasi. Bet
Aš pirmą kartą dažau, aš matinę spalvą nudažiau sienas, lubas ir po kiek laiko galvoju, kad po kiek laiko, 10 metų, tarkim, mano šeimoje buvo susitarimas po vieno iš remontų, kad 10 metų nejudinam. Tai mano žmona sąžiningai 8 metus atkentėjo ir mes vėl remontuose. Tai beveik 10 metų, kaip ir skaitosi. Apvalinant. Tai dar 2 metai liko remontui. jau faktas. Tai ir aš noriu perdažyti, kad būtų, tarkim, blizgesnė siena. Ir ar tam reikalingas kažkoks specialus paruošimas sienos? Labai specialaus parašymo turbūt dažniausiai nereikia. Dažniausiai pakaks, kad gal kartais pakaks tiesiog nubrauk dulkės ir pabandyti išsirankioti, jeigu ten buvo nuo praeitų dažymų kažko tai padaryta, kažkokių tai klaidelių, gal kažkur pabėgimai dažų keli yra, gal kažkur kažkas įbrėžė, įdaužė, tokio visada pataisimo atsiras. Tai tokias vietas mes pasiglaistom, prisišlifuojam iki lygumo. Šiek tiek galbūt vertėtų pasišlifuoti visą paviršių. Ką tas duoda tas minimalus šlifavimas, mes nupjaunam didžiausias bangelės. Taip galim pasakyti, šiek tiek sulyginam tą paviršių. Ir paskui nubraukę dulkės galim perdažyti naujais dažais. Viskas. Čia apsiribotų toks paprastas perdažymas. Bet jeigu mes turim, virtuvės paviršių, kur ten už plytelės, kur ten taškės ir riebalai, tai ten ko gero tai paprastai neprasisuksim. Jau reikės nusiplauti su šarminiais plovikliais, reikės galbūt nusigruntuoti su kažkokiu izoliuojančiu gruntu, kad ten neįtų iš pagrindo mums kažkokios keistos ten medžiagos cheminės. Kita vertus, ne visada mes taip paprastai prasisuksim, jeigu mes turim senos statybos butą ir tenai tas pats baisiausias turbūt variantas, kai mes turim pusę sienos dažytos tais aliejiniais dažais, emalę, blizga, būdavo, jo virtuvė kokia. Kur daugiau žmonės vaikšto. Taip, o visa ta viršutinė dalis ir lubas su kreidos ir kažkokių keistų dalykų ten. Mokyklose taip netgi kažkada būdavo. Taip, ir dabar dar... Pusė uniformos, jeigu aukštesnė, baltas, o čia... Rasti ir dabar mokyklose dar šitų paviršių. Ten bėda, tai ten viską reikia tvarkyti. Ten sudėtingesnis reikalas. Pavadinkim kitą klausimų grupę naujakuriai, nes klausimai tokie. Pavyzdžiui, aš pirmą kartą darau tai, ką ruošiuosi daryti, dažyti ir žmogus toks ekonomiškas, sakyčiau taip, man reikia nudažyti sienas, grindis, grindjuostes, ar galėčiau vienais tais pačiais dažais dažyti? Nusipirksiu daugiau, kad čia nesiblaškyt. Ir ko negalima tikrai daryti tokiu atveju. Ta prasme, kaip ir dažyti, nieks neuždraudžia. Gali dažyti, žinai. Taip. Dažniausiai, ar patartumėt, sakys? Dažniausiai taip yra, kad toks klasikinis variantas, tai yra sienų dažai, sienų lubų dažai yra tie patys, o durim, grindjuostėm, baldam yra atskira rūšis. Tai tais dažais, kuriais išsirinkai dažyti duris, apvadus, tai gali dažyti ir grindjuostes. Dažyti grindjuostes sienų dažais, nerekomenduočiau, sakykim taip, nes vis tiek tai yra, jeigu tu plauni grindis, dažniau ten plauni ir gali ir abrazyvo papult, gali tą patį šluotą, grubiai tariant, stukteltą, tai sienų dažai vis tiek jie nebus antiek atsparus kaip baldiniai dažai. Tai aš patarčiau, kad tais pačiais dažais, kuriais dažai duris, baldus, apvadus, galima dažyti ir grindjuostes. Tai va, tai nėra problemos, nes iš esmės tu gali tą pačią spalvą pasirinkti kaip ir sienų. Ta prasme, spalva yra spalva. Spalva nėra pririšta prie kiekvieno dažo atskirai. Tai tą pačią spalvą galima pasirinkti ir sienom, ir lubom, ir baldam, ir grindim, ir durim, ir stogui, ir fasadui, kam tik nori. Mano patarimas būtų toks. Aš tik dėl tų pačių spalvų, aš dažnai sakau, kad spalva gyvena savo gyvenimą, dažai savo. Ir mes tą pačią spalvą galim pasidaryti ir mašiną galim nusidažyti galbūt su tą spalvą ir galim nusidažyti. Ir vaikus aprengtais pačios spalvos drabužiais. Kažkas, bet iš čia ir ateina kiti paskui skirtumai. Iš blizgesio. Tad mes spalvą suvoks mūsų akis visiškai skirtingai, jeigu bus skirtingas blizgesys. Matinė, ta pati spalva bus ir blizgi. Mūsų akiai atrodys visiškai skirtingi, kaip ir skirtingos spalvos. Gili spalva ir tokia išbalus šiek tiek, gal galim pasakyti spalva. Tai šitoj vietoj, kas padeda, tai būna tie spalvų skaneriai. Jie nemato to mūsų, kaip sakant, jie žiūri pagal savo tos
spektrometro, kaip čia, pagal atspindžius. Be emocijų. Jo, jis be emocijų, jis pažiūrėjo, pasakė, čia yra ta spalva, o mūsų akiai bus jos skirtingas. Va čia į tą reikia atkreipdėmėsi, kad jeigu mes dažysim tą pačią spalvą ir baldą, ir sieną, tai jeigu nori maksimaliai priartinti tas spalvas vieną prie kitos, mums reikia blizgesius irgi rinktis artimus šitoje vietoje. Jeigu mūsų siena yra tokia matinė, tas, tarkim, 7, tai baldinius dažus mes irgi galim parinktis matinius, kad būtų apie 7, 10, apie tą vat. Žodžiu, spalvą visada galima turėti tą pačią, tik tai taip naudoti tam skirtus dažus. Tai... Jo, čia dėl blizgius Audrius gerą tą temą palėtė, reiškia. Tai iš tikrųjų buvo tokia tendencija, mada, ko gero dabar dar nepranykusi, kai daro kažkokią akcentinę sieną. Vieną ten sieną, koloną, nišą, kitos spalvos. Reiškia, tai tiesiog teko matyti realiai ir taip daro žmonės, kad žaidžia ne spalvom, o blizgesiais. Tai tarkim, visas kambarys yra dažytas, tarkim, matiniais dažais arba visiškai matiniais dažais ir viena siena, sakykime, matiniais arba pusiau matiniais, blizgesniais šiek tiek. Tai irgi labai, labai įdomiai atrodo, kaip ir ta pati spalva, bet ir ne ta pati spalva. Toks, visai, sakau, įdomus variantas renkantis. Jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie tik tai pradeda savo dažytojų karjerą gyvenime, tai atsiranda, aišku, neišvengiama daug klaidų. Galima pabandyti to išvengti, bet patirtis rodo, kad tik tai dirbdamas tu gali išmokti. Bet, pavyzdžiui, kaip išvengti tų elementarių klaidų, kad dažas neatšoktų, kad jisai nenutekėtų, kad ten neišmuštų ten burbulais visokiais puslėm tų sienų. Tai yra technologijos. Tai yra, ko gero, dažnai daroma klaida žmonių, kurie tik pradeda dažyti. Tai nėra profesionalai. Tai jie dažnai reikės glaisto. Nueinu į parduotuvę, nusipirku kažkokio glaisto. Glaistas vadinasi dažniausiai akcija. Tada nueinu, nusipirku kažkokio grunto. Jo galbūt nereikia. Galbūt jis netam skirtas, bet yra žodis stebuklingas akcija. Nusipirku jo. Tada einu ieškoti tų dažų, kur vadinasi irgi akcija. Ir reiškia, finale dažnai gaunasi negerai. Kodėl? Todėl, kad turi būti teisingas visas sumuštinis. Ne? Tai čia kalbant apie vėlgi tas pačias tradicijas, kur Audrius užsiminė, švedų, reiškia, tai jiem labai svarbu, kad tas sumuštinis būtų teisingas. Reiškia. Kad ten kažkur tai bus patekėjimas, ten, ar ten perėjimas dažų, reiškia, neidealus, tai galbūt čia mažiau svarbu, bet jiems svarbu, kad viskas būtų tvarkingai padaryta. Tai vėlgi, kodėl atsiranda tam tikros problemos, jos atsiranda dėl to, kad kažką tai mes greičiausiai ne tai padarėm. Greičiausiai ne tą produktą panaudojom. Tenka susidurti su problemom, reiškia, kai jas spręst, gelbėt, padėti, ieškoti sprendimo būdų. Visų pirma, reikia parodyti ir įrodyti, kodėl ta problema atsirado. Tai visi, reiškia, kai dažas atsilupa, kai dažas, reiškia, puslėm eina, tai greičiausiai buvo naudojamos netinkamos paruošimo medžiagos, paviršiaus paruošimo medžiagos. Tai dažniausiai yra glaistas, nekokybiškas. Aš visą laiką sakau, jeigu žmogui matai, kad nesigauna išaiškinti paprastai, tai paimi kažkokią gipso kartono gabalą, lentos gabalą, su tais pačiais dažais, kur dažė užtepi ir sakai, dabar žiūrėkit, išdžius, ar mums gausis jį nulupti? Ne, nesigaus. Kodėl? Tai jeigu produktas yra problematiškas, tai jis ir turėtų nusilupti. Ne, nesigausis. Kodėl? Paviršius kitas, tai sakau, tai matot, kad jūs kažką tai ne tą naudojat, reiškia, nes galbūt prastos kokybės buvo glaistas, kuris daug kreidos, tarkim, turi, jisai kreida reaguoja, pučiasi, tai reiškia, gaunasi puslelės, vėliau dažas nusilupa. Irgi tokia problema. Aš visą laiką sakau, jeigu dažas nusilupo, tai čia yra geriausias įrodymas, kad yra labai kokybiškas dažas. Tai prasme, jeigu tu tai kaip tapetoj nulupi tokį lapą, tai rodo, kad dažo plėvelė yra labai tvirta, atspari valymui, trinčiai ir plovimui. Kodėl jinai nusilupa? Imi tą dažo plėvelę, kitą pusę patepi, jinai tepa. Tepa kaip kreida. Tepa ir siena. Reiškia, yra blogas sukibimas. Bet aš naudojau gruntą. tą mistinį giluminį gruntą. Toks, mistinis jisai labai, čia po akcijos, antras žodis, kuris labai populiarus yra, tas giluminis gruntas. Tai jeigu jisai realiai giluminis, jisai ten turėjo prisigerti.
Labai giliai. Labai giliai. O nusilupa dažniausiai dažai su tuo gruntu, tai vadinamu giluminiu, sukybo gerai, bet nusilupo pats reiškia tas, pavadinkim jį pienelis, kaip liaudėje vadinamas. Jisai nusilupo. Reiškia, jisai netliko savo funkcijos. Tai vėlgi, tai jeigu būtų kokybiškas glaistas, tai nepakenktų greičiausiai ir tas giluminis gruntas. Taip, jis galbūt nereikalingas, bet jis nepakenktų. Tai reiškia, yra padaryta klaida, medžiagas renkantis, reiškia, netinkamas. Čia su tom akcijom priminė, šiandieną aš važiuodamas į studiją, aš užsukau pas savo tėvą, šiam kartais padedu susipirkti parduotuvėje produktus. Ir mes buvom ir šiandien prieš Velykinis laikotarpis daug akcijų ir tėvas pamatęs, kad sakė, miltai akcija, reikia jiems. Sakau, tėvai, tu net nekepi nieko, tu niekada nekepi, tu kulinarijos produktais gyveni. Jo, tikrai. Nereikia gal, tai beveik beįmas buvo, nes akcija tai... Akcija kaip ir nėra pats blogis kažkoks, tai ne blogis, aišku, ten kandis gerai gyvena tose miltuose, galima joms namus. Tik tai tiek, kad vėlgi reikia racionaliai žiūrėti, jeigu tau tikrai reikia ir yra du produktai, kurie vienas akcijinis, kitas ne, būtų tinka, tai logiškai, kad tu rinksi akcijinį. Tu turi pagalvoti, ar tau iš tikrųjų to reikia, nes, nes pavyzdžiui, vėl apie gruntą mes kalbėjom, grunto dažus. Jeigu aš jūsų paklausiu, ar galima dažyti be grunto, jūs aišku atsakysit galima. Bet kas iš to, ar ne? Taip, aš galiu pratęsti šitą vietą. Jeigu kalbame apie tą naujakurį, kuris pirmą kartą dažosi savo sienas. Tai net be tų pradinių tų visų klaidų, ką jis padarys. Koks jam pats optimaliausias sprendimas, kurį aš galėčiau pasiūlyti, tai būtų naudoti gruntinius dažus. Kokybiškus gruntinius dažus. Ir kaip nekeista, kokybiški gruntiniai dažai nebus jie iš tų pigiausių lentynėlės. Dažnu atveju jie būna brangesni ir gali būti net ir kur kas brangesni negu tie tokie, vidutinės klasės dažai. Kur jų, kaip čia tas, iš kur ateina tas brangumas? Gruntiniuose dažuose, kokybiškuose, dažniausiai būna daug ryšiklio. Ryšiklis yra didžioji dažų kainos dalis. Pigmento būna šiek tiek mažiau. Tas gruntinis dažas, mes taip jį vadinam, nes jis ir uždažo, ir dar kažkokią funkciją atlieka. Tas ryšiklis suklijuoja, taip mums galim pasakyti, tos dulkių likučius, jeigu ten jų buvo po nuvalymo. Jisai uždaro tą seną paviršių, jį kaip uždaro, kad drėgmę paskui iš dažų, kai mes jau dažytų, nepagrobinėtų paviršius. Pagrindas, kad nepagrobinėtų tiek drėgmės. Ir mums dažyti būtų lengva. Tai tam naujakuriui būtų pats lengviausias, optimaliausias variantas nusigruntuoti gruntinių dažų ir paskui dažyti jau viršutinio sluoksnio dažų. Tas dažymas viršutinio sluoksnio dažais jam bus ne vienas malonumas, bet lengvas procesas, lyginant, jeigu jisai praleistų tą pirmą gruntavimą. Žiūrėkit, mes Audriau su jumis prieartėjome ir prie savaime klausimo apie kokybišką produkciją. Kokia Tikurilos produkcija, pavyzdžiui, kokia dažų savybė palengvina paviršių ir sienų dažymą? Ką jūs išskirtumėt? Kas palengvintų, visada palengvina tas, kas mums prailgina džiūvimo laiką. Tas, kad mes turėtume daugiau laiko turėti tą dažą išvedžioti ant paviršiaus, ištampyti, taip galim pasakyti, išvoluoti, teisingiausiai turbūt būtų. Tai tas mums daugiausia pridėtų kokybiškam tokiam paviršiaus padažymui. Ar čia nėra to, kad kartais kitas sako, kad labai ilgai džiūna, aš noriu, kad greičiau džiūtų, tai čia... Čia visi vandeniniai mūsų šiuolaikiniai dažai džiūna greitai. Ir čia jų iš esmės yra didžiausia įda. Turbūt taip. Nes mes ją dažam, o čia jau žiūrėk, kur ką tik tas pridažytas paviršius jau spėjo apdžiūti. Ir tuomet mes jau užeidami ant to apdžiūsio paviršiaus jį išpešiojam. Struktūrą suformuojam kitokią ir matysim jau šešėlį. Tai su šituo padeda susitvarkyti prailginto šiek tiek prailginto džiūvimo laiko dažai ir tokie dažniausiai būna lubom skirti dažai. Ten vis tiek reikia įsivaizduoti, kad didžiausias plotas, mums reikia dirbti užvertus galvą, rankas iškėlus, ne pats maloniausias darbas, tai tenai mums pats geriausias variantas, jeigu mes naudosim šiek tiek prailginto džiūvimo laiko. Mane nervuodavo, aš sodyboje dažiau surastą garažą žoliapjoviai
Mes sukalėm iš lentų tokį būdelę, tokią visai neblogai gavosi. Pradžių galvojom obliuot, paskui aš aptingau, galvojau, kam čia obliuot, tai bus gerai. Tai labai greitai džiuvo dažai. Tai tada tu matydavai, kad nesupranti, ar čia teisingai aš darau, ar neteisingai, nes tie šviežų dažai visai kitaip skiriasi. Tai gal tu dažiai saulėkaito arba antikaitusio paviršių, ko negalima iš esmės daryti. Taip. Nerekomenduojama. Jo, tai su dažų džiūvimu, kaip Audrius ir užsiminė, iš tikrųjų yra tas, teko matyti ir girdėti kelias reklamas, kad puikus dažas džiūna labai greitai. Tai ko gero dažytos profesionalas net nežiūrėsi tokių dažų. Bėgtų nuo tokių dažų kuo greičiau. Jo, nes kad norint to lygiai paskleisti ant paviršiaus dažą, kad gražiai susilietų linijos, reiškia nuo voliuko paliktos, tai kaip tik ilgesnis džiūvimas yra privalumas. Pamatyti bendrą paveikslą. Taip ir yra privalumas dažo iš esmės. Ypač Audrius užsiminė, reiškia dažant lubas, nes lubos yra patalpoje dažniausiai didžiausias plotas, dažyti sudėtinga yra fiziškai, reiškia. Tai tas pagreitintas džiūvimas, ne, ir gruntiniai dažai, geri gruntiniai dažai mums prailgina dažų džiūvimo laiką. Reiškia, leidžia, turim didesnį laiką, to lygiai paskleisti dažus ant dažomų paviršiaus ir finale gaunasi geresnis rezultatas. Gal jūs turit kokių patarimų, kaip prižiūrėti Tikurilo produkciją, dažytas sienas, lubas, kitus paviršius, baldus? Yra kažkokie elementarūs tipsai? Su aštriais įrankiais nebraižyti. Na, turbūt tas būna nepulti, o valyti išdažęs kokį galbūt mėnesį. Nes ten netgi taip, dalis paprastai tas skaitosi, tas dažų kietėjimo, tas ar polimerizacijos, tas ciklas užtrunka iki mėnesio. Kai kurių dažų trumpiau, gali būti 2 savaitės, gali būti ir kelios dienos, bet per tą jis toks būna minkštesnis tas dažas. Ir jeigu mes valysim, tai tą nešvarumą įtrinsim į patį tą, kaip čia, dažų plėvelę ir ją kur kas lengviau pažeisim, ar ten užblizginsim, ar numatinsim, priklausomai nuo to, kas ten buvo. O visumoj valyti mes valome kažkokiais šarminiais tirpalais ir tas šarmingumas turėtų būti apie tą, toks muilą, tas 8,5, ten 9 tame, tie turbūt indų ploviklio kažkas tokio tirpalo su vandeniu konsistencijos, mes galėtume tokiu tirpalu pasivalyti sienas ir jas reikėtų valyti ne kietom kempinėlėm, ne tą kitą abrazyvinę pusę. Tai čia irgi pagrindinis toks, taip atrodo, nes labai greitai ir momentaliai išvalo, bet tuo pačiu kažką ir nudrožė nuo paviršių. Aš taip galiu dar šiek tiek sugrįžti į tą atsparumų klases. Tai yra paplitusi ir daugiausiai naudojama šlapio atsparumo šlapiam šveitimui, kaip čia, klasifikavimas. Ir mes turėsim nuo 1, tai yra geriausia klasė, iki 5. Tai ką mums pasako, kad jeigu jis yra 1 atsparumo klasės, tai reiškia, kad mes, jeigu jį bružuosim su abrazyvinė kempinėlė, ten daroma 200 ciklų brūžtelėjimų, ir po to žiūrima, kiek mikronų jisai nusišlifavo. Tai jeigu jisai nusišlifavo 5 mikronus, iki 5 mikronų, taip čia yra 1 atsparumo klasė. Bet jisai vis tiek nusišlifavo 5 mikronus. Paprastai, jeigu taip mes skaičiuotume dažų sluoksnis 40 mikronų, tai per tuos 200 ciklų mes galėtume maksimaliai ten šiuo atveju nudrožti 5 mikronus. Tai mes dar ten kelis kartus pakartotume ir kiaurai prašlifuotume ten tą dažų paviršių. Tai kad 1 atsparumo klasė mums nurodo, kad dažas labai pakantus šitam, bet jisai vis tiek nusišlifuoja kažkiek. Dar vienas klausimas, mes to nepalėtėm, artėjom jau prie pabaigos, bet dažai jau gali nublukti, tiesa, reikia turbūt irgi atkreipdėmėsi, kurioje vietoje dengiami, labai apšviestoj pusė ar ne, ar tai jau praeitis, ar tai ne, ar jie yra tokių, kurie neblunka dažai. Čia ko gero aktualiausias vis dėlto fasadom, kalbant apie lauką. Taip. Tai be abejo, pietinė pusė blunka greičiausiai, kadangi gauna daugiausiai UV spindulių, aišku, infraraudonųjų, kas irgi dažnu atveju negerai plėveliai dažų, bet viduj galbūt šiuolaikiniai dažai yra tikrai pakankamai atsparus blukimui. Šiuolaikinės technologijos. Vėlgi, aišku, jeigu kalbam, tarkim, apie palangę, medinę palangę yra dengta aliejum ar laku, tai galbūt pats medis iš savęs gali
šiek tiek keisti spalvą, bet dažam tai toks minimalus viduje įtakos turi tas apšvietimas. Kalbam apie normalų būtą, normalų namą. Nekalbam ten apie kažkokias dirbtuvės, kur yra suvirinimo aparatas galbūt ar kažkokios kitos ekstremalios sąlygos. O viduje tai tas kokybiškas, jeigu kokybiškas produktas, pigmentuotas, kokybiškais pigmentais spalvintas, tai tas blukimas arba jo nebus, arba bus labai minimalus ir nelabai pastebimas. Mes greičiausiai po tavo 8 metų perdažysim tą vietą. Aš turbūt dar prieisiu prie to, kad yra spalvos, kurioms išgauti naudojami pigmentai, kurie neatsparus, tam ultravioletui. Tai vat, net ir viduje naudojant, ten, kur dideli langai, kad ir kokie ten langai bebūtų, jie ten praleidžia kažkelis procentus to ultravioleto į vidų. Kaip sakant, bluksta ta vieta daugiau negu likusis tas kažkur tai pavėsiai esantis paviršius. O apie fasadą, tai čia visai atskira kalba būtų. Taip. Turėsime progos apie tai pakalbėti. Ačiū Audriau, ačiū Rokai. Čia buvo laida, kuri vadinasi Tikurila dažymo meistriškumo lyga. Niekada neįsivaizdavau, kad tiek laiko kalbėti apie dažus bus taip įdomu. Ir mes tęsim, nes temų yra labai daug įdomių. Pavyzdžiui, kitoje laidoje mes kalbėsime apie daiktų prikelimą naujam gyvenimui, kas irgi labai yra aktualu. Turiu nemažai su tuo susijusių klausimų. Jeigu jums kyla klausimų, jūs galite juos užduoti iš karto žemiau po šio video. Klausimams skirtame skirelėje, klausimams ir komentarams. Ačiū visiems, susitiksime jau labai greitai. Iki. Iki.